be problemų. Kol ratai sukasi, ratas pats laiko pusiausvyrą. Taigi parodomoji dviračių sporto treniruotė, ją pristato Kauno sporto mokykla Kaja ir treneris Vytautas Volungevičius. Ir turiu tokią informaciją iš trenerio, kad jeigu būtų norinčių visos treniruotės metu, galite kažko paklausti, kas nuomonė būtent apie dviračių sportą, apie pačius sportininkus, apskritai apie dviratį ir taip toliau. Tai tiek treneris, tiek sportininkai pabandys atsakyti jūsų klausimus drąsiai arba manęs, arba trenerio klauskite, aš prieisiu ir pasikalbėsim. Visiems sveikinu visus su artėjančiu pavasariu ir dviračių sporto sezonu. Dviračių sportas Kaune kultivuojamas dviračių sporto mokykloje Kaja. Turim 3 trenerius, per 50 sportininkų. Sportuojame plente, sportuojame treke, sportuojame kalnų dviračiais. Dar neturime BMX-o, bet jau mėgėjai Kaune savo aikšteles turim, jie bando, bet trenerio dar Kaune neturime. Todėl lento dviračių sportas yra visų dviračių sporto šakų pagrindas. Ir nuo to prasideda technika, prasideda mokymas, prasideda treniruotės. Tokių staklų galima laisvai važiuoti. Matot, fizika, nieko nuostabaus.